gerai. Foto, va, Modestą matom. Modestą tik atsimink, nebūk alkanas. Čia kukli vakarienė. Nebijok su pagalu, nesivaikysiu po mišką, nenuvysiu. Va, turim šiek tiek dešrelės, kelias iškepę, panelio pirštelės, peilis įsmeigtas nelauktiems švečiam į kuprą, jeigu kas. Obaliukai paruošti su tešla. Tik tai cukraus pamiršau pasimti. Va, nu, kai senas žmogus, taip jau yra. Cukrus, kai suprima visą kitą. Nu, dabar Modestas mani papaveiksluos tą seną krieną, kelmą apipelijusi. Gerai. Nu, va, tai va tokias dešrelės, va, šedevras, va, toks yra. Va. Aš čia va, obaliukai vadinas. Obaliukas yra naudingas kuom. Aiškinu. Obaliukas yra pirmiausia ant laužo, o obaliukas yra gynybinė priemonė, kas reikia tiesiai į akį. Apa, jau užklijuosi akis, nebematys, gautis, kur bėgios. Obaliukai kokie va. 3 obaliukai paruošti. Tešla, obaliai. Cukraus įdėjai, va tuos. Kaip matot, laužas jau šiek tiek atdegęs. Kaip reikia. Dabar bus iešmiuks. Iešmas, va, kokį turim gerą iešmą. Ir pabadyti, ir kai kur pasikasyti, ir kai kam nekviestam netgi minkštą vietą į bakštelę. Jo. Va to, va dabar, va, pirmasis reikalas, va tą, va, paėmam, surandame tą obalę širdelę, kur tai yra. Ieškoti reikia. Na, nieko. Jo. Va, ir perveriam gražiai. Jo. Įvedžiam jį. Čia, matai, papuolė kieti obaliukai. Čia kukurūzų yra tešla. Nu, matai, laukiniai, vat. Va, na, va, tokį, va, turim, va. Prinešam prie ugnies, temperatūrą vyrišką jautį gali iškepti. Jo. Ir ją, gaila, kad jaučių nėra. Nu, jaučio gaila nėra. Pievoj ten prie žuvininkų kaimo kažkoks tai ganės nupiepęs su išspardytais dantim. Bet tai jau vargšą nelėtėm. Valanvai jisai gyvena. Ai, nu tai aišku, pagyvena. Jau, va, to baliukas pradeda šiek tiek. Kai labai norėsim valgyti, tada gal. Ja, tada jau griebsim jį. Jau dabar, va, tuoj mes visą procesą parodysim, kad liaudės, jeigu būtų alkana, kad vieni kitų stovyklose nevalgytų, ant laužų nekeptų, kad geriau obalius keptų. Matot, jau apskrudavo šiek tiek dabar? Ja, va, pavartam. Temperatūra gera, viską iškepsis tai jau, visas iširškės, visas jisai. Va, tai palaikysim. Viduj širšką jaučiam jau, kep jau. Jo, tiesiog va. Sultis jau varvėtas. Tas visas. Ir va žiūrėsim. Tai jau mes jį visą apskrudintą, apvartytą. Ant ugnies. Temperatūra gera. Dabar jis to jau apširškėjęs. O jau jis ruduoja šonai, jau ruduoja. Tie šonai visi. Bus pyragaitis su obaliu. Skautiški obaliukai, tas tai patiekalas vadinas. Jo, tai taip. Taip ir yra. Obaliukas bus. Visas. Šie obaliai papuolė neblogai, atrodo, tie saldiniai. Skanus, kiek ragavau bent jau. Ant tos obels. Jo, kai tik nereikia auginti obels, nueini mišką ir gali rasti. Pakeliui viską, ruduo labai turtingas, tik tai svarbiausia žino, kur ieškoti. Nu tai taip. Viską gali surasti. Na va, ir turim va. Gražų, skautišką obaliuką, net viduj širšką. Vo. Girdėti net jo jau. Jo, girdis pabis. Na va, jau obaliukas eina prie dešrelių. Jo. Apa, košė net viduj. Aha. Na va, gali dabar išjungti, nes kitų mes ten obalių ten, žinai, gal